prieš tai aš norėčiau, kad paplotumėt vienam žmogui, šitam žmogučiui, kuris su kostiumu. Tiesiog, už tai, kad jisai specialiai iš Klaipėdos atvažiavo. Ta prasme, už aukščiausią lygio motivaciją. Man labai patiko, kai skaičiau vieną knygą. Kas skaitė daug knygų? Aš skaičiau labai daug knygų. Ir vakar, kai nuėjau, mano buvo gimtadienis, neseniai draugas sako, nueinam, nupirksiu bet kokią knygą. Aš negalėjau išsirinkti bent 15 minučių ir po to jis man nupirko bele kokią, kurias aš nenoriu. Tai kai nežinai, ko nori, tai gauni bele ką, ne? Tai šitoj vietoj taip yra. Aš jau nebegaliu skaityti, tiesiog labai mažai, labai koncentruoti, nes visko tiek daug. Ir štai klausęs, anksčiau pradėjau klausti, kai pradėjau labai daug skaityti, ar aš tai darau. Ir vienoje knygoje buvo parašyta. Sako, aš labai noriu su jumis susitikti, ten grūvina, žodžiu, lektorių, taip toliau pasiekė žmogų. Labai noriu susitikti. Jis sako, aš negaliu. Ir po to sako, va, atsirado laiko. Ir sako, žinai, bet tu kitą mieste gyveni. Aš net važiuosiu. Čia 100 kilometrų, Kaunas, supranti? Jeigu tavo yra tikslas, kaip Algirdas Kralis, tebūnė, daug kas sako, kad jis lėvas ar geras, taip toliau, jisai, kuo yra nuostabus pavyzdys? Jeigu jisai surado mokytis, kurio gali mokytis, jis skrenda į Izraelį, į Ameriką, bet kur, Kazakstanas, bet kas. Jis surado žmogų, kuris jam yra pavyzdys, jis skrenda bet kur. Nėra jokių limitų. Tai su tokiu požiūriu tu bet ką gali padaryti. Tiesiog. Oi, čia laiko nėra, čia man nepatogu. Aš labai atsimenu, kai mes darėm verslą. Aš po to tik supratau, kad mes tipo verslininkai. Gal po 2 metų. Niekada nesididžiau to iš tikrųjų. Dar labiau didžiuojas, kai aš to nebeturiu. Mes rinkdomės 5 ryto, 6 ryto, vėlai vakare, savaitgaliais, kai buvo labai nepatogu ir daug ką reikėjo labai paaukoti. Tai štai reikia labai aiškiai suvokti, kad, ne viskas taip paprasta. Reikia biškį ir kai pajunti kažką, reikia duoti. Turi parako duoti, nes tiesiog taip mažai žingsneliais, gal. Kartais ir bananas nukrenta iš viršaus, bet labai retai. Tai darom paprastai. Susiraskite savo porą, gerai, geriau, kad tai būtų nepažįstamas žmogus, gerai. Tam, kad vėl, kaip sakoma, kaip Ignas sakė ir Donatas, kad būtų ne taip patogu, gerai. Kai suranda vieną porą, savo porą, gerai, kad tai būtų nepažįstamas žmogus, gerai. Kiek įmanoma mažiau bendrauti, gerai. Bus labai paprastas jaunis. Ir kas dar neturi poros? Tai vat, kas pakėlė, jūs galite tiesiog ten persis, ar šiais, arba atsisukti jo, ir jūs va ten galite kartu su poros, gerai? Dabar žiūrėkit, dėl ko mes tai darom? Jeigu jūs norit surasti savo gyvenimo pašaukimą, savo svajonių darbą, tu niekad nežinai, koks žmogus tau gali tą atsakymą duoti. Jeigu tu gyvensi vienas, taip, ten vidus, taip toliau, aš ten gilinas, viskas to labai gerai. Bet kažką tu gali pasakyti tokį netikėtą. Ne? Gali veikti tokį veiklą, kur tu, geras. Ne? Tai šitoj vietoj labai verta plės pažintis ir tiesiog bendrauti su kitais žmonėm. Aš atsimenu, man labai didelį įspūdį padarė, mes padarėm šitą pratybą ir girdėsi pabendrauti, sako, pabendraukit apie tai, kas tu esi, žinai, ką tu veiki. Ir jisai sako, žinai, aš visus metus mokiausi pas šaulyno karius Kinijoje, po 7 valandas per dieną treniruotės būdavo. Sako, aš supratau, kad kūnas yra unlimited visiškai. Ir tai yra nerealiai. Aš taip, tu toks tipo, ten, žinai, mes gyvertinam labai smarkiai, ne? Tu toks tipo paprastas, metus po 7 valandas per dieną, tebūnė taip stovėti ar dar kažką, niekad nežinai, ką tas žmogus gali atnešti. Tai dabar padarom. Pirmą pusę minutės, trumpai po 15 sekundžių pristatom, kas mes esam, tiesiog vienas kitam, ką mes veikiam gyvenime, gerai? Trumpai. Abudu, vienas kitam. Varom. Dabar, ką galim padaryti, tai magiškiausias reikalas yra, kai ateina idėja, kai ateina suvokimas, tai užsirašyti. Tai ką padarom? Tai užsirašom gerai tuos dalykus, kuriuos savo supratau, ką aš galiu daryti. O gal ir kitas žmogus to aiškiai pasakė, ką to reikia daryti. Tai užsirašom tuos dalykus, ką jūs dabar, jeigu neturit lapų, yra didelis lapas čia, gerai? Duot lapą? Ne? Tai užsirašom, ką tu dabar, grįžęs vakare, arba rytoj, poryt, gali jau daryti. Gerai? Dabar, ką darysi kitaip, ką darysi gal daugiau, ką darysi mažiau, gerai? Keli punktai. Ten nereikia rašinėti. Keli punktai. Dabar darysiu galiu daryti ta.
Gerai? Nu, kai sugalvoji tu tą idėją, ne? Arba kai kažką išgirsti, didžiausia problema yra tokia, kai skau, kai man ta mergina skambina, žinai, sako, ko tu nori šito seminaro, žinai? Nu, tipo, mačiau dar vieną seminarą, žinai? Sakau, turi problemų gyvenime? Nu, tai jeigu vaikščiu seminaros, turbūt turiu. Tai sakau, o tai matei apie ką seminaras? Nu, mačiau. Nu, gerai, man to nereikia. Viskas, ne? Sako, aš turiu darbą, kurį mėgstu. Gerai? Tai būna tiesiog taip, kad neaišku, ko vaikšto žmonės, taip? Tai kai tu sužinai, ko jau biški nori, pamatai kažkokį impulsą, paimk, užsirašyk. Man tai labai padėjo. Nu, turit savo sistemą, mobiliakas, kompas, taip toliau, užsirašai darbelį ir go. Darai. Žingsniai po žingsnio. Nieko daugiau nereikia. Nu, realiai nieko nereikia. Didžiausia problema yra mano ir daugelio, kad mes visi žinom, ką daryti, totaliai. Ir jeigu žinom, kas yra tikslas, mes turim tašką A, bet prisidedam pilną baubų. Baimės, įstikinimai, pribojimai, minčių, taip toliau. Visokių resursų trūkumai, tuo Donatas apie tai šitie kalbės, nu ir nedarom. Tai koks mūsų tikslas yra? Šitą visą reikalą pašalinti, tiesiog padaryti. Ne? Geriausias dalykas yra imti ir daryti. Daug kas netiki. Aš galvoju, veik, nu parašyta veik. Mačiau, tikslų knygui parašyta veik. Daryk. Blemba, vėl daryt. Daryk. Nieko galima neskaityti, tik tai daryti. Bandyti. Galima 100 kartų suklysti ir tai bus good. Nes jeigu nepadarysi, neišmėginsi, nuo mažiausio žingsnelio, nu nieko nebus realiai. Man labai patiko, aš kai sakau su Ignu, iš karto pradėjau sportuoti Insanity. Pasiėmiau tą Infinity abonentą, žinai, ir go, 106 kg, tūsnu ten, žinai. Nerealiai. Šiandien biškas skauda. Bet, nu, nerealiai. Suprantu, kad galiu perėti per save. Sakau, Donatai, sakau, mes kalbam, diskutuojam apie seminarą, sakau, ką daryti, sakau, žmonėms trūksta pasitikėjimo, daugam trūksta pasitikėjimo. Ir aš turiu kur didinti pasitikėjimą, ne? Sakau, ką daryti, kad didintum pasitikėjimą? Sportuok. Tiesiog, sakau, vien jau pradėk sportuoti. Pasitikėjimas auga, kūnas tvirtėja, tu pats jauti, kad kažką darai, va čia labai svarbus, tu darai, ne, pasitikėjimas auga. Pastebėk, kad kiek daug verslininkų arba šiaip tokių, nu, atrodančių sėkmingų žmonių sportuoja. Tiesiog pasakyti, dabar šis manė, tai yra jėga, bėgioja. Tiesiog važinėja dviračiais, bet ką daro. Tiesiog sportuok, daryk. Tai dabar, Ignas kalbėjo šiek tiek čia. Kam dar yra klausimų dėl šitos schemos? Kokių klausimų? Povilas jis nerimauja, kad tik pusvalandėm duosim daugiau. Tai nėra klausimų? Ok. Tai vienas klausimas buvo apie vertybės. Klausė vienas žmogus prieš pertrauką. Jis sako, tai vis dėlto kaip išsigryninti vertybės. Okay? Tai nėra seminaras, per kurį mes turėtume gryninti vertybės. Mes, kai dirbam su Davinci sistema LT, ten tiesinį mokymą LT, Tomas Kulinskas, tam skiria, man atrodo, apie 3,5 valandas vien seminaro, kiek aš atsimenu, plus namų darbų apie mėnesį. Nu, realiai. Ne? Tu tikrini su savo draugais, tu tikrini su situacijom, tu tikrini, kokias yra iš tikrųjų tavo vertybės. Magija. Kai aš susirašiau tas vertybės, visi keliai ėjo būtent link to. Totaliai. Tai, ką aš užrašiau, nuolat tai auga ir auga. Nuolat. Tvarsa, nuolat, viskas. Visokių ten tokių bairių proto yra, kaip jis manęs klausia, kaip tu gyveni. Sakau, kaip su protu gerai, tai viskas gerai. O kaip blogai, tai nelabai gerai, ne? Tai kaip jaučiuosi, taip ir gyvenu. Tai va šitoje tai yra labai svarbu. Klauskite savęs nuolat, yra pilna Google LT, Google.com, vertybių sąrašas, tikrai įsitrauksit, pasižiūrėkit atidžiau ir skirkit savo valandėlę. Kai aš pradėjau eiti asmeninio tobulėjimo keliu, aš kiekvieną dieną skirdavau po pusvalandį, po valandą ir daugiau. Tokiam tūpam darbui su savim, paimti ir rašyti, kas vyksta su manim, ko aš noriu. Be to dalyko, gerai, viskas įmanoma, viskas įmanoma. Bet geriau, skirti laiko savo. Jeigu nėra atsakymo, tai jisai turi būti tavyje, tikrai turi būti. Tai vertybės yra ypatingai svarbu. Nu, tiesiog, garantuoju, kad tai labai veiks. Man asmeniškai suveikia. Paskirtis, tikslas, čia viskas aišku. Na tai, išsiimsim mikrofą.